Šįkart keliaujame į Druskininkų rajoną. Kurortui klestint aplinkinės kaimo teritorijos išgyvena ne pačius geriausius laikus. Taigi lankomės dviejuose žaviuose miesteliuose – Leipalingyje ir Viečiūnuose, kuriuose labiausiai trūko bendruomeninių centrų, o gyventojai stokojo įgūdžių, kaip pritraukti didžiulius turistų srautus iš Druskininkų. Panašioms problemoms spręsti kaimiškose savivaldybėse visoje Lietuvoje Vidaus reikalų ministerija paskirstė beveik 250 milijonų litų ES lėšų. Buvo padaryta taip, kad tie vietose, kur gyvena piliečiai, kad jie turėtų kur susirinkti, kad galėtų atvažiuoti teatras. Netrukus bus baigtas rekonstruoti gražuolis Leipalingio dvaras, iki tol ilgus metus stovėjęs užkaltais langais. Vietiniai žmonės tikisi, kad išaugus turistų susidomėjimui jie galės verstis įvairiais amatais, vaišinti turistus kaime užaugintą produkciją. Ateityje čia bus muziejus, biblioteka, veiks bendruomenės namai, bus kur miestelėnams susirinkti. O štai Viečiūnų gyventojai miestelio istoriją skirsto į dvi dalis – prieš ir po kultūros centro įrengimo. Jis buvo įrengtas renovavus dar sovietmečių statytą pastatą. Dabar dienomis čia dainuoti bei šokti renkasi senjorai, vakarais jaunimas, savaitgaliais organizuojami kultūros renginiai. Be to Viečiūnų bendruomenė įkūrė bendruomeninį verslą, spaudžia natūralias vaisių sultis bei veda edukacinės programas. Gyventojai sako, kad miestelis atgimė, tai viena iš nedaugelio vietovių Lietuvoje, kurioje gyventojų skaičius kasmet auga.